Sveikučiai, pagaliau skrydome į Japoniją, į daugelio keliautojų svajotą valstybę. Patys svajojam čia pakliūti, o nuo pat vaikystės. Didžiuliai temperatūrų kontrastai. Gyvename pastarosius 5 mėnesius, kur būdavo pastoja 28-32 laipsniai, o čia 7 laipsniukai, visai kaip Lietuvoje. Tai labai šalta šiandien naktis buvo, šildytuvai beveik nepadeda, tai reikės šiek tiek laiko aklimatizuotis. O dabar keliaujame į vieną populiariausių Osakos miesto lankomų vietų, į Osakos pilį. Bet pakeliui reikia surasti, kur pavalgyti. 11:30 dienos, o dar nieko nevalgėm. Kol kas Japonija būtent tokia, kokią ir įsivaizdavome. Praktiškai idealiai švara, žmonės laikosi taisyklių ir niekas nekalba angliškai, kaip ir priklauso Japonijai. Atėjome į kavinukę, kur reikia per savitarną užsisakyti. Yra šiokia tokia anglų kalba, bet pusiau tokia anglų kalba, pusė japoniškų hieroglifų, pusė anglų. Bet nuo tada net įdomiau. Apmokėjom lygtis ir paskui eina iš eilės čekiai, vienas po kito nesuprantam, ar čia mūsų kažkuris, ar čia jau senas buvo kabėję, tai nuo to tik įdomiau. Va, taip atrodo mūsų ir pusryčiai ir pietus. Pasirodo dabar aišku, kodėl buvo 4 čekiai. Patiekalas turi savo čekį, Coca-Cola turi atskirą čekį, patiekalas atskirą čekį, Coca-Cola atskirą čekį. Pasirodo va tokia tvarka pas juos. Visai nemažai maisto atrodo. Karštas, ryžiukai, salotos ir čia sriubytė. Ir viskas mums kainavo 11 eurų už viską. Tai kaip Japonijai, sakyčiau, visai neblogai. Reda bus prašovų su savo pasirinkimu. Tokia kaip vištienos atliekos, sako, nelabai mėgstama. Šoninės, bet nelabai valgoma mėsa. O aš pataikiau. Vištytė pas mane labai skani. Neaišku, koks čia padažas, bet nerealiai geras. Kimčiai labai skanus. Bet šiaip porcijos, sakyčiau, tokios didokos. Ryžių nemažai, bet salotų tu iš vis negi per daug, sakyčiau, kiekvienam žmogui. Nu jo, va, padažiukų dar visokių, jeigu norit, belenk kiek pasirinkimo. Tai pirma vieta, kur valgom Japonijoje, sakyčiau, visai neblogai pataikėm. Pasirodo, gėrimo net nereikia užsakinėti. Yra aparatas, kur galima karštą arba šaltą vandens, arba šaltos arba karštos arbatos pasimti nemokamai. Pabandžiau, visai nebloga. Bet porcijos tikrai nemažos, aš jau beveik prisivalgiau. Išbandžiau šitos padažiukus, kurie labai gerai eina ant salotų. Nu, man tai labai geras šiam pasirinkimas pakliuvo. Gaila žmonai nelabai, bet atidaviau pusę savo. Tai kaip ir visi laimingi. Nu, neatidaviau, bet biškį daviau paragauti. Visiškai užkimšę pilvus, išleidom 11,60 €, atėjom pagaliau iki Osakos pilies parko. O čia jau turistinas prasidėjo. Ar tik ne sakuros pas mus čia pradeda žydėti? Ar tik ne moteriškės išprotės su milijonais instagraminių nuotraukų? Greitų metų pamatysite. O kas liečia pačias Japonijos kainas, tai ačiū Lietuvos ekonomikai, ačiū mūsų kartais neadekvačiam kainom. Jos mus užgrūdino ir mums dabar Japonija net nėra baisi. Galim nors į Šveicariją turbūt jau važiuoti. Taip kad Japonija iš tikrųjų nėra taip brangu, kaip visi galvoja. Brangiausia yra čia skristi ir viešbučiai brangiausi. Bet jeigu padarysit namų darbus kaip mes, galbūt irgi sutaupyti pavyks. Dar vienas dalykas, kuris privers jūs keliauti į Japoniją, tai jų ekonomika dabar ne pačiai geriausiai situacijai. Kas prieš 3 metus kainavo 9 eurus, dabar kainuoja 6. Tai jei planavote keliauti į Japoniją, dabar pats geriausias metas tą padaryti. O dabar laikas pasportuoti, nes kažkam reikės šitą vežimuką užnešti šitas laiptukus. Tas retas atvejis, kai norisi netgi panešti, kad sušilti. Nes kažkai vis tiek neįšylam, 8 laipsniukai lauke. Vieno dalyko labai nesupratome. Jau dabar, kai valgėme, pastebėjome tą. Vaikas buvo aprengtas normaliai, bet kojos buvo nuogos. Kalbam, gal tiesiog kavinė, ne, šilta. Bet ne, dabar išeiname į lauką. Vaikai pilnai 2 metų aprengti, jos veža vežimiukose, bet viskas, kas žemiau kelio, visiškai nuoga. Kaip suprasti? Jos čia grūdina taip ar kaip čia? 7 laipsniai 8 dabar lauke. Va tokie tie japoniški vaizdeliai. Viskas kaip filmuose. Na, parkelė su idealia tvarka. Netgi balandžiai dirba, renka šiukšlės. Viskas tiesiog tobula. Kas liečia pačią japonų kultūrą, tai viskas taip yra, kaip ir visi galvojate. Mane jau vakar papirko žmogus metro. Važiavom iš oro uosto. Man vienas vyras netyčia užlipo ant bato. Aš nespėjau atsigrįžti jį, o jis jau toksai
jau iki pusės nusilenkinė, atsiprašinė, aš taip net pasijaučiau, taip neparėjau pasakyti. Ne, tai aš atsiprašau. Įeiname į Osakos pilies teritoriją. Šiandien yra ketvirtadienis, tikėjomės, kad bus mažiau žmonių. Ar mažiau? Nežinau. Bet turbūt vis tiek mažiau nei savaitgalį. Labai tikimės, kad nebus didžiulių eilių įeinant į pačią pilį. Tuo labiau, kad bilietų dar nepirkom, reikės vietoj. Nu, man tai net nekiltų noro kelti čia droną tokiai vietoj. Nežinau, kokios baudos ir nenoriu sužinoti. Bet jaučiu nevaikiškos. Reiktų paskui ne vieną mėnesį atidirbinėti. O va ir ta gražioji Osakos pilis. Eikti savo žmonių, tai milijonas tiesiog. Pirmas patarimas – pirkite online bilietus. Pamačiau, kad eilė ten apie valandą rašė stovėtai. Tiesiog užėjau į Google, pirmą anglišką puslapį išmetė. Nusipirkau ir viskas. 2 minutės ir mes čia. O kiti vis dar stovi eilutėj. Sėkmėsiam. 58 metrų aukščio pilis. Bet kai pamatai liftus joje, nežinau. Atrodo, lyg prekybcentrį būtum pakliuvęs. Čia tokie eksponatai kol kas mums prieinami. Rašė, kad 3-4 aukšte filmuoti negalima bus. Gerai, mums šitie eksponatai nelabai įdomus. Lipam toliau, užlipsim po aukščiau. Buvom trumpam užsukti į 3-4 aukštą. Visą laiką vaikšto darbuotojai su lentelėm, kad negalima filmuoti. Realiai nesupratom, kodėl. Tiesiog porą maketų visos pilies padaryta. Ir porą samurajaus kostiumų padėta. Ar jie šventi ten ar kas? Tokių būtent negalima. 3-4 aukšte nieko filmuoti negalima. O dabar vėl kilom ant viršų, dabar vėl galima filmuoti. Tokias taisyklės. Čia filmuoti galima. Prašau filmuoti, kareivėliai sustatyti. Kaip atrodė anksčiau mūšio laukai. Vėl kylame aukščiau. Galima, aišku, liftais kilti. Bet su liftais ten iš vis eilutės. Bet ir yra žmonės stovi, po pusvalandį ir ilgiau. Bet tie modernus laiptai irgi mane labai. Šiaip trūksta to autentiškumo. Va ir užlipame į paskutinį 8 aukštą. Ir va toks vaizdelis į Osaką. Truputį jis iškišiu, kad geresnį vaizdą turėtumėt. Spūdingai šiaip vaizdelis atrodo. Bet begalybė žmonių. Jaudame vos. Visur aplinkui 1000 žmonių. Šiaip nerealiai gražus vaizdas būtų, jeigu dar sakuros žydėtų. Bet dar teks plaukti savaitę 2. O čia ta tokia eilutė, jeigu jums matosi, kurioje žmonės laukia bilietų. Taip kad primenu, pirkite online. Eiktų savo, koks čia vėjas. Girdit tą mikrofoną? Aš bijau, kad net nupuls man į toj. Dėl pačio eksponato nežinau, ar verta eiti. Reikia būti dideliam tos istorijos mėgėjui. Fanui labai daug žino faktų apie tai. Bet pats vaizdas, pati pilis, tikrai verta 4 eurų. Ne, iš tikrųjų daugiau verta. Labai geras vaizdas. Į visą Osaką galim pažiūrėti 360 laipsnių kampų. Na, vaizdai aplinkui tai tikrai atvirutiniai, kur nežiūrėsi. Nerealiai gražiai sutvarkytas parkas. Ne veltui viena lankomiausių Osakos vietų. Ir viena istoriškai svarbiausių Japonijoje. Kas dar tik kyla, o kas jau leidžiasi. Tokia trumpa ekskursija. Tokia va ta įspūdinga Osakos pilis. Gražiai iš išorės, bet man viduj kažko pritrūko. Tai yra per daug buvo modernumo. Kažkaip pažeini į pilį ir tikėsi viduramžius pamatyti, o ne 21 amžių. Bet tikrai verta lankymo vieta. Pastatyta 16 amžiuje, buvo ir padegta, ir per Antrą pasaulinį karą apgriauta, bet vėl atstatyta, stovi gražiai, traukia turistus iš viso pasaulio. Aplinkui pilį visur yra tvenkinys su didžiulė gynybinė siena. O pas mus išlindo saulutė, pašylo iki 11 laipsnių, iškart kita nuotaika. O dabar einam į Starbucksą, bandysim kavos pasiimti. Kažin, kokia ten kaina bus japoniškam Starbucks'e. Gyvenime Starbucks'e esam gėrę vieną kartą, prieš 7 metus oro uoste. Bet tai kokio didumo ta gynybinė siena. Kiek čia akmens to uolienų buvo sunaudota. Šiaip šitam parke nerealiai gražus vaizdas bus, kai žydės sakuros. Tikrai įspūdinga vieta bus. Tiesa, dar reikia šiek tiek palaukti. Bet jau ateinančios savaitės labai bus šiltos, tai jau
Tikimės tą pamatyti. Jau ką dar sugrįšime, nes Osako lygtis gyvensime nuo 7 iki 12 dienų. Patys plano dar neturime, kai vis laik paskutinė minutė planuojame viską. Didžiulis plotas pilies tvirtovės. Viskas, ką čia matote, yra tik tais pradžia. Kaip atskiras miestelis, galima sakyti. Visur aplinkui vanduo, didžiulė gynybinė siena, daugybė kitų pastatų. Ir pačiam centre pilis randasi. Taip kad tokią pilį užimti tikrai buvo užduotis ne iš lengvųjų, sakyčiau. Pagaliau atėjom prie Starbuckso. Viena iš Japonijos vizitinių kortelių yra jos eilės. Visur visada pasiruoškite stovėti eilėse. Kad ir kaip čia viską planuotumėte, patikėkite, reikės daugiau laiko, negu jūs galvojate. Mano ponia su dukra jau nuėjo, nežinau, gal 20 minučių praeina, jos dar negrįžta, tai kad tikrai užtrunk. O, ant mano žodžių. Vilka mini, vilkas čia. Kaina kaip pakaina, 4 euriukai. 4 euriukai? Starbucks'e, Japonijoje? Ir dideli. Oho. Mano kava tai nerealiai skani. Paragavau ponios latte matcha. Kas labai man anksčiau nepatikdavo, čia nerealiai, nu skani, netgi man patiko. Jis yra smart sugar. Pratingas cukrus. Gal įsidėk? Pratingesnis būsiu? Na, kažkas. Taip pat nusipirkame vietinius deserčiukus. Man atrodo, čia yra mochi, japoniškas desertas lygtais. Bet pavadinimą, aišku, buvo japonų kalba, tai nesam įsitikinę. Bet tai pratestuosim. 7 eurus bei kainavo šitą dėžutę. Taip kad tikiuosi skanu, brangioju. Nelabai matau, patinka. Čia iš ryžių padaryta? Ir aš tada šitą žalę paimsiu. Oi, koks minkštas jisai. Oi, tu koks kaip želė, minkšta tokia. Labai keistas jausmas. Iš ryžių ir su cinamonu labai jaučiasi. Tau nesijaučia cinamonas? Na taip atrodo šitas, bet jis nerealiai minkštas. Kaip želė ir kažkoks milteliais apdėtas. Na, kaip tu sakai, viskas byra. Šiaip skanu. Reikia tiesiog turbūt laiko priprasti prie skonio. Kaip jums matcha? Labai skani. Skani tai skani. Šiaip ne iš vieno keliautojo girdėjau. Mėgėjai, kurie mėgsta matcha, kurie atvažiuoja į Japoniją, tai paskui Lietuvoje ir Europoje jau negali gerti vietinės, nes diena ir naktis yra. Kas Japonijai parduodama, kas pas mus Europoje. Japonija netgi balandžiai labai draugiški, kultūringi, netgi siemkų neprašo. Nu ką, vos įvykėm. Daugiau neimsim. Čia vidutinis buvo ar didžiausias? Didžiausias. Imsim mažiausią kitą, nes labai sunkiai išgeriam, labai skanu, bet per daug tikrai tokio podo. Širdis kalatuojasi jau. O mes judame į kitą Osakos lankomą vietą. Prasivažiuosime toj su metro. Ta mūsų pirma pažintis su metro Japonijos. Girdėjau, kad Tokijo yra patys baisiausi, nes ten viskas į japonų kalba. Čia dar kažką galima suprasti. Mane vakar labai nustebino, kad šitam aparate priėmė 10 000 jenų kupiūrą, kas yra 60 eurų. Pirmą kartą matau, kad aparatas tokią didelę kupiūrą galėtų priimti. O mums dabar pavažiuoti reikia 2 stotelės. Tai reikia mokėti pagal stotelės. Tai mums kainuos dabar 190 jenų, kas yra apie eurą 20-30 vienam žmogui. Vaikučių nemokamai. Gerai, pasirinkam anglų kalbą. Pasirinkam 2 suaugusius. Pasirinkam pigiausią. Ir viskas, kišam pinigėlius. Imk pinigus mano sunkiai uždirbtus. Prašau, paimk. Būk geras, paimk. Viskas. 2 bilietukai. Ir grąža. Visiška tyla metro. Negalima kalbėti. Mes vieninteliai dabar, kurie kalbam čia. Labai negražiai elgiamės. Laukime mūsų traukinuko. Jau būsiu apsiskaičiavęs šiandien. Galvau, neprireiks mums dienos bilieto metro, bet pasirodo, kad reikėtų jo. Atskirai pirkinėjom bilietukus ir sumokėsime jau daugiau, negu būtum pirkę vienos dienos bilietą. Pirma klaida Japonijoje. Atvažiavome prie aukščiausio Japonijos apžvalgos rato. Užmiestį, kaip suprantu, mes čia randamės, labai žvarbus vėjas, labai šalta čia. Va toks didelis tas apžvalgos ratas.
Nusipirkam bilietukus po 1000 jenų kiekvienam suaugusiam, kas yra 6 eurai apie 30 centų. Kiek ten Palangoje ar Šiauliuose kainuoja? Japonijai 6 eurai. Turbūt ant geriausio laiko ateinam. 5 vakaro, jau saulutė leidžiasi šiek tiek. Apšvietimas bus gražesnis. Skaičiau visai neblogų laikų atėjom. O taip, aukštais atrodo. Neatsimenu, kada paskutinį kartą buvau ant apžvalgos rato. Jo, prieš 6 metus turbūt Marokė. O ten toks mažiukas, Agadyro mieste buvo. Tačiau aukščiausias Japonijoje. Ir lygtais ar 10 ar 12 aukščiausias pasaulyje. Aukščiausias apie 100 metrų pasaulyje, o šitas 123 metrai. Reikia palikti vežimėlius, tvarkingai priparkuojam savąjį ir einame į eilutę. Išvis žmonių nėra, 2 žmonės eiliai. Opa, kaip mūsų šeiminėlė. Čia. Jei gerai perskaičiu internete, 15 minučių užtrunka padaryti ratuką. Adė, nebaisu? O tau, Matušė? O prieš tai sakė, o aš bijau, kažkaip aukštokai atrodo galbūt. Čia ir malonu, kad šildymas yra. Mūsų rankos ledinės. Šitą poniutę netgi jau norėjo eiti prekybcentrį pirštinės pirkti, nes realiai labai šalta. Mieste taip nebuvo šalta, čia kažkaip užmiestį labai žvarbus vėjas pučia. Čia dviračių parkingas. Japonai pastebėjom labai mėgsta dviračiais važinėti. Netgi ir tokiais orais, kai 6 laipsniai lauke. Eiktus, aš tik dabar pastebėjau irgi, kad čia stiklinės grindys. Viskas matosi. Ar prakaituoja delnai? Pas mus trumpa Coca-Colos reklama. Įdomios skardinės Japonijoje, Lietuvoje tokių neparduoda. Šiaip Europai niekur, man atrodo, tokių neparduoda. Kitaip biškį atrodo. Bet skonis tas pats. Coca-Cola ir Japonijai Coca-Cola. Šiaip vaizdas, nežinau, ar pats gražiausias. Parkingai, prekybcentriai. Čia Panasonic stadionas stovi. Ir šiaip, mes esame užmiestį, tai nežinau. Ne pačiam mieste pastatytas, tikrai nėra jokių dangoraižių aplinkui, kažką pažiūrėti ar panašiai, bet įdomu, kodėl būtent šitoje vietoje pastatė tą ratą. Nes yra dar vienas ratas, tam atrodo jis jau mieste, labiau arčiau centro, ten jau kitokie vaizdai. Bet norėjom nuvažiuoti į patį aukščiausią Japonijoje. O mes esame aukščiausiam taške. Va taip viskas atrodo į apačią žiūrint. Nežinau, kažkaip nebaisu jau. Baisiau buvo, kai pradėjom kilti. Nu, iš čia jau viskas kitaip atrodo Osakai. Šiaip pati Osaka nepernelyg tų dangoraižių turi. Pagrinde tokie iki 20 aukštų pastatai. Galima pažiūrėti visą miestą iš čia. Nu ką, jau po biškį leidžiamės. Kai pakili patį viršų, tai labai daug pamatai stadionų. Va čia vienas stadionas. Čia treniruočių salė. Čia beisbolo treniruočių, man atrodo, aikštelė. Ten dar vienas stadionas. Galėtų mums vieną paskolinti Vilnių. Tai va, tokia trumpa ekskursija. Tikrai verta 6 eurų. Bus dar ne vienas video iš Japonijos, taip kad nepamirškite prenumeruoti, jeigu dar to nedarote. Pažinėsime į kitus miestus. Pirksime savaitinius bilietus, kad pasivažinėti galėtumėm su Shinkansenais, kurie čia labai yra brangus. Kainuoja tas pats kaip lėktuvų skristi. Taip kad tikrai dar bus vaizdu. Ruošimės keliauti apie 2 savaitės Japonijoje. Nuo Osakos iki Fukuokos miesto. Deja, tokį praleisim šitą kelionį, paliksim ateities kelionėm į Japoniją. Nes Japonija tikrai ta valstybė, į kurią norisi dar sugrįžti. Taip kad viską vis tiek neapžiūrėsim vienu kartu. Japonija ta šalis, kurią tikrai ne per mėnesį, ne per 2 neapvažiuosi. Taip kad reikia paimti mažą regioną ir bandyti jį išnagrinėti. Čia mes realiai nesuprantam, čia va vaikai neapsirengę, suaugę dažnai vaikšto vos nesumaikutėm, 8 laipsnių lauke. Ar čia mes tokie silpnučiai, ar jie rimtai taip grūdinasi? Ar jie visai kitaip jaučia tas temperatūras negu mes? Labai daug tokių apsinoginusių žmonių vaikšto. O pas mus saulutė leidžiasi, reiškia, tai bus dar šalčiau. Judame namo, parodysime, kur gyvename ir kiek visą tai kainavo. Va ir grįžome prie mūsų namučių.
Va taip atrodo mūsų namukas su 4 butukais. Tipinis japoniškas namukas. Neįsiaiškinam iki šiol su šiukšlėm. Labai griežtai buvo parašyta, kad būtina rūšiuoti. Šiaip mes rūšiuojantys žmonės, bet čia labai griežta tvarka ir iki šiol mums jį neaiški. Neaišku, kur čia plastikas, kaip kas, kažkaip 2 konteineriukai stovi. Arba tiesiog palik maišus reikia. Operatorė, paimkite. Viskas labai čia siaura. Pas praeinu su vežimuku. Gyvename mes 3 aukšte. Tai su vežimuku man čia yra reikalų užnešti, nes vos prasilenkiu čia per kampus. Čia kaimynai gyvena, labai tyliai reikia būti vakarais. O čia mūsų butukas. Ta mes biškai apsitvarkom ir jūs leisim. Va, toks tas mūsų butukas, mūsų miegamasis, mūsų valgomasis, mūsų virtuvė. Viskas vienam kambariuke. Čia turime tualetuką su išmaniuoju tualetu. Čia kitas kambarys, čia mūsų kriauklytė. Kitas kambarys svečiam, jeigu jūsų būtų daugiau negu 2. Realiai galite su chebryte atvažiuoti ir 5 gyventi. Čia mūsų daiktai maišuose, nes spintų nėra. O čia yra vonia. Ne pati didžiausia, bet netgi tokiam arkliui kaip aš, pilnai užtenka čia vietos. Muiliukai, šampūnai, viskas jau buvo. Daugybė rankšluostukų paruoštau, kad užtektų savaitei. O čia yra vienintelė vieta, kur mes neįsiaiškinam. Skalbyklė. Viskas japonų kalba. Taip, kad būtų čia reikalų dar su ją. Įdomus nutekimas vakar buvo tas, kad mes vakar atvažiavom vėlai vakare ir daugiau negu valandą gyvenom tiesiog tamsoje, nes negalėjom rasti jungiklio šviesos. Visi kambariai turi jungiklius. Čia, tualetui, čia viskas aišku. O čia niekur neranda, mes jo ieškam niekur, ta prasme nėra. O galiausiai žmona ne iš nieko pabandė tiesiog šitą pultelį paspausti. Pasirodo, pultelis turi savo šviesą tiesiog padarytas. Kaimiečiai Japonijoje. Ir toks butukas kainavo 52 eurus nakčiai. Užsakinėjom per Agodą. Šiaip čia yra turbūt iš pigiausių butų, ką mums pavyko rasti Osakoje. Viskas prasidėdavo pagrindė nuo 7 eurų. Jeigu norite viešbutuke gyventi, tai dažniausiai ir 100 teks pakloti. Bet pastebėjau, kad paskutinę minutę ieškant, kai lieka 2-3 dienos, tai kainos krenta. Kartais net galima už 5 eurus kažką surasti, taip kad turėkite omeny. O prieš valandą buvo dar vienas geras įrodymas, ant kiek kultūringi japonai, nes valgėme kavinukiai ir tėvas prisidarė biški sau gėdos. Ne, biški prisidarė. Net Adelina tiek nėra prisidarius gėdos, kiek šiandien tėvukas prisidarė. Man keista, kad japonai susilaikė, nesijuokė. Davė salotų ir davė kažkokią tai padažą ten salotom. Ir aš bandau jį atplėšti ir niekam nesigauna. Paskui taip ir pagalvojau, kad reikia jį suspausti iš abiejų pusių ir jis iššaus. Bet aš kai spaudžiau šį laikiau į save, per barzdą, visas džemperis, vienintelis man toks brūnas ant džinsų. Gal 4 žmonės pamatė ir nei vienas jokios emocijos neišleido, tiesiog pažiūrėjo ir toliau valgė. Apsimiu, ant kiek jie kultūringi žmonės. Pas mus jau apsimirštų visi šioko. Čia dar tokia vieta sienoje. Galvom, kas ten tokio pas juos? Pasirodo patelinę laiko pagalvės papildomai. Realiai iš bėdos čia dar vienas žmogus galėtų gyventi. Kokiam Hongkongė tai tikrai gyventi. Koks dar fainas šitas dalykas, vakar kai atsikraustėm, čia buvo žiauriai šalta ir radom tokį antklodę šildytuvą. Pakiši po kaldrą ir tau prišildo, kaip faina buvo atsigulti į tokį šiltą. Man atrodo, čia grinai moteris išradimas. Vyras nedasigalvotų tokio sukurti. Bet šiaip malonu, kai kambarį vėsų, to labiau iš vonios išbėgi, žinot, tą jausmą, kai iš dušo bėgi ir taip šaltukas krečia ir nori kuo greičiau lovyti šokti, o ten jau šilta, prišildyta. Tai va, ko japonai tik neprigalvoja. O mes su jumis susitiksime rytoj. Bye! Bye! Atėjom pusryčiauti tą vietą, kur vakar vakare prisidariau gėdas. Prastai viską susisakai, įeina į sistemą tas užsakymas, tau atneša, gauni čekį, apmoki ir viskas. Bai greit viskas vyksta. Šiandien tikėkimės mažiau gėdos bus negu vakar. Pas mane jautiena,
su ryžiais, su sūriu, su salatytėm. Tai vis laik atskira porcija salotų didelė ir misų sriubytė. Ir man vis laik žmona atiduoda savo kimčiai, nes kažkodėl jo nemėgsta. Bet vis laik užsisako, kad man atiduot. Ai, nepaminėjau, kad čia tas ir yra padažas, kuris man vakar avariją sukėlė. Aš jį būtent patai laužiau tarpus ir jis kai iššojo visas ant manęs. Iki šios to purvinų džemperių vaikštau, nes kito neturiu tiesiog. Eilinis kartas, kai pigiai ir skaniai pavalgiam. 12 euriukų išleidom už 2, o dabar skubame į elektronikos parduotuvę, nes jau antrą dieną gyvename be pakrovėjo. Negalim pakrauti nieko, kompiuteris ilsisi, reikia adapterių būtinai, japonišką rozetį. Šiandien jau nedarėme vakarykštės klaidos, nusipirkome dienos pravažiuojantį bilietą. Kainuoja tik tais 5 eurus, o savaitgalis išvis tik tais 3,70 €. Prašau. Ir laksit visą dieną su metro po Osaką. Pagaliau nusipirkam adapterius po 3 euriukus. Toli gražu ne kiekvienai parduotuvėje jos galima surasti. Taip kad geriausia, jeigu važiuosite į Japoniją, pasirūpinkit to prieš atvažiuojant į Japoniją, nes gali tekti praleisti laiko, kol jas surasti čia. Šiaip vaikštam po molą, tai suprantam, kodėl žmonės pilnais lagaminais grįžta į Europą. Rūbai išvis nerealiai pigus, daug pigesni, sakyčiau, negu Lietuvoje netgi. Pilna batų, džinsų, iki 20 eurų galima normalių brandų susirasti. Tas jausmas, kai nuėjai į prekybcentrį nupirkti adapterių, o užtrukai 4 valandas, nes prisipirkai batų, rūbų, visko. Žmona veido kaukę užsipirko. Japonija apsipirkinėjimas yra turbūt pats maloniausias pasaulyje. Jokios apsaugos nieks nedaro tau spaudimo, konsultantai nelenda prie tavęs, tiesiog ramiai ateini ir perki. O kainos tai išvis. Sakyčiau, net 3% pigiau negu Lietuvoje. Filipinuose nieko neradom ir dvigubai brangiau buvo viskas, o čia tai viskas pigų ir didžiulis pasirinkimas. Pas mums jau 4:30 vakarą, grįžtam trumpam namo, pasidėję daiktus ir vakarė lendam į miestą. Pagaliau išlindam į savo irštvas, o dabar aplankysime vieną garsiausių pasaulyje šeimininių restoranų. Vienam išbandysime jį. Tai, nuodėmė būtų McDonald'ą išbandyti Japoniją, ar ne? Vis tiek čia kažkas kitaip turėtų būti. Aš noriu kažką paimti, kas labai mums būtų neįprasta. Ko Lietuvoje nėra. Kažkokią visiškai nesąmonę norėsiu. Gerai, desertą paimsim. Ne, aš noriu gal su krevetėm, jeigu būtų kažkas, tai išbandyčiau visai. Teriyaki chicken. Gal šitą paragauti? Teriyaki chicken labai atrodo saldžiai. Kas šrims? Čia? Čia su krevetėm? Burgeris? Važiuojam. Wow, kaip brangiai, žmona pasakė. Net 5,50 €. 5,50 €. Netgi pigiau negu Lietuvoje, bet vis tiek labai brangu žmonai. Tas labai skaniai atrodo. Teriyaki chicken. Jeigu ką padėsiu suvalgyti. Pirmas unboxingas Japonijai. Wow, varškutės. Kaip druskinė atrodo. Ką tu čia tokį užsakai žalio? Melioninė fan. O čia mūsų. Taip greit atnešiu. Dar dasipirkau pyragėlį su braškėm ir dar kažkam neaišku. Už viską sumokėta lygiai 16 eurų ir 1 centas. Toliau normalios bulvytės fri. Filipinuose tai kažkokios lavoninės būdavo pastoviai. Ar pas juos ant tokie bulvių rūšys ar kas, bet nesupratau. Kiek buvo McDonald'e, tai visada baisiai neskanis babulės. A čia vėl, kaip lietuviškas, naminės. Jūs tik pažiūrėkit šitą gražuolį. Atrodo, kad jis specialiai dar ištepė su teptuku. Blizga, kaip nežinau kas, kaip nupoliruota mašina. Ar skanu, ponia? Tai visada trumpas komentaras. Ir aš jau noriu ragauti. Gerai, tiesa, mano nesąmonė. Atrodo, tai nelabai. Tavo geriau kažkaip atrodė. Šitie blynai sudėti. Ir kaip tešla kažkokia tai su krevetėm sumaišyta. Šiaip valgoma, bet labai neįprasta. Niekada neimdavau McDonald'e ne su mėsa. A čia dabar su krevetėm, burgeris.
Kažkaip keista, bet nėra kažkas iš tos. Nu, valgoma, man atrodo, reikia tiesiog priprasti. Bet tavo daug geriau atrodo ir tavo labai skanu šiaip. Šitą kartą imčiau tavo. Kas padažas tikrai labai skaniai atrodo ir nepagailėjo pas tave jo. Vat aš vadinu harmoniją šeimoje. Apsikeitėm. Ir net neprašiau, pati pasiūlė. Dabar visi laimingi. Miško uogų ir obuolių daug skanesni. Čia kažkoks tai glaistas vidu toks neaiškus labai. Grinai japoniškas, bet man nelabai jisai. Labai jau japoniškas. Ai, ne, vidu jau skaniau, eina jau skaniau. Ta standartinė Coca-Cola ir melioninė Fanta. Atrodo kaip tarpūnas, bet šiaip labai skaniai. Tai va toks trumpas reportažas iš McDonald'o. Šiaip visai neblogai. Bet Big Mac'as turbūt yra vis tiek skaniausia. Žmona mano nesutiks su šitą, bet čia mano nuomonė. Skaniausia, ne? Daugiau neįsim valgyti Japonijoje į McDonald's. Tikrai eisim. Tikrai eisim. Ne. Kas moka, tas ir užsakinėja muziką. Einame į lankomiausią Osakos gatvę. Palaukiam ant šviesoforo, galim visą laiką nusipirkti pagerti. Ištroškį Japonijai niekada neliks, nes tokių aparatų Japonijoje yra daugiau negu 5,5 milijono. Kaip jums toksai skaičius? Ir kainos visiškai krikščioniškos. Pavyzdžiui, Coca-Cola kainuoja apie 70 euro centų. Viskas kainuoja iki euro. Ir vis laik didžiulis pasirinkimas. Japonija apie viską pagalvota. Dėl kontento paimsim kažką, tai irgi paragausim. $150. Klausimas, tai pas mane yra tiek. 100. Nu, 200 sudėsim. A graža mano kur? Duokit gražą. Tai duok gražą. O, iškrito. O, taip atrodo su katiniukais. Kainavo €10 gal. Ai, tai čia obuolius. Ai, jo, obuolių sultis. Labai skani sultis. O toks šį judesys atėjus į centriuką. Tiesa, pamiršau paminėti penktadienio vakaras, tai laukite milijono žmonių. Eik tu savo, kiek žmonių, pažiūrėkit. Aišku, šitą vietą reikia ateiti nepavalgys būtinai. Daug visokių skanaminų čia matau pardavinėje. Svarbu, kad žmona nematytų. Didžiulė turistinė vieta, bet labai daug įdomių visokių parduotuvėlių. Taip ir norisi kas antrą užeiti. Reklamų pasaulyje. Iš visų pusių šviečia reklamos. Metalų reklamuoja. Kaip New York'e, kad jam rimtai. Visiškai turistinė vieta, bet labai jauki vieta, labai kažkaip čia malonu. Tikrai ne ta vieta, iš kurios norisi kuo greičiau bėgti. Visgi Japonija esam. O čia yra garsiausia reklama, kuriai 90 metų yra. Yra Osako simboliu vadinama. Jinai vis laik šviečia. Visas reklamos gali keistis, bet tik ne šita. Šitą reklamą vis laik pamatysi atvažiavę į Osaką. Taip pat čia eina kanalas. Daro turus turistam. Mačiau nebrangus, negi nuo 6 eurų, man atrodo, galime prasiplaukti čia. Daugybė tiltukų yra. Šiaip nereali vieta. Grinai japoniška, tokia, kokią vis laik įsivaizduodavau nuo vaikystės. Su daugybė ledų, reklamų ir panašiai. O čia iš kitos pusės toks vaizdelis. O va ten matot, ten kaip apžvalgos ratas. Tik jisai ne rato formos, o tokia kaip stačiakampė labiau. Bet šiaip įspūdingoje vietoje čia pastatė. Vaizdelis ten geras turėtų būti naktį. Tiesiog tūkstančių žmonių bando dabar pasidaryti nuotraukas, būtent su šitą reklamą. Čia tiek daug žmonių buvo, kad pasirodo, čia yra kelias, aš net nepastebėjau. Čia šviesoforas, o čia pėsčiųjų perėja. Eik tu savo, čia tokia maišalinė žmonių, kad net buvo sunku pastebėti, kad čia kelias. Visiškas krusdelinas, pažiūrėkit, kas ten darosi. Jeigu mėgstat kitketus, tai jums čia labai turėtų patikti. Begalybė skonių, kurių Lietuvoje nerasite. Nežinau, iš tikrųjų, yra mačios skonio ar nėra, bet arbatos skonio, mačios, apelsinų, visokiausių čia. Bet čia dar mažai, tik 20 gal.
Šiaip man atrodo daug daugiau yra parduotuvė, kažkurioje mačiau. Ir svarbiausia, kad jokios apsaugos nieks neprižiūri. Viskas ant pasitikėjimo daroma. 1000 žmonių praeina. Tiesiog pagriebk ir eik. Nieks net nepastebės. Bet tokia jau to japonų kultūra. Labai jau pasitikė žmonėm jau. Užėjame iš kitos pusės. Čia biškai mažiau turistų. O dabar einant kilo klausimas iš tikrųjų. Tik dabar pastebėjom, kad tokia minė žmonių, 1000 čia migruoja žmonių. Nei vieno policininko nėra. Ta prasme, Europoje tai pastoja, policininkai sukasi tokiose vietose dėl saugumo ir panašiai. Čia nei vieną nepastebėjom. Ant kiek Japonija saugi valstybė iš tikrųjų pasirodo. Smalyčiam sunku būtų Japonijai. Taip ir visur norėtumėt viską išragauti. Va tokie vafliukai. Po 3,50 €. Nesusilaikėm ir mes. Čia pasirodo yra suspaustas kruasanas tiesiog. Pati bandelė kruasan, bet labai kieta. Ir visko kaip paberstuko. Aš tai nemėgęs tokio dalyko, bet operatorė pasinešęs ant tokių. Beveik 4 € kainavo. Bet pabandyti reikėjo, nesgi Japonijai. Japonija, man atrodo, piniginė biškai kitaip dirba. Nežinau, ar Lietuvoje tokį parduoda dalyką, bet galvoju tikrai šautų. Kur nors Vilniuje senamiestį, turistai ir vietiniai vilniečiai tikrai nepagalėtų iki 4 € už tokią. Nes šiaip realiai labai skanu. Ir aišku, Instagram'u reikia kažką rodyti, kad draugės pavydėtų taip. Turėkit idėją, verslininkai. Japonijoje, jeigu būsite ir nežinosite, kur pavalgyti, labai lengva nuspręsti pagal tai, kokį ilgumą eilė tenais yra. Kuo ilgesnė eilė, reiškia, ten to skaniau greičiausiai bus. Arba, aišku, Google atsiliepimai irgi dažniausiai nemeluoja. Mūsų 3. diena Japonijai ir dabar eisime į vietą, kur labai žmona nori, o aš ne. Vos nekonfliktinė situacija pas mus buvo dėl šitos vietos. Einame aplankysime kiaulės. Taip, teisingai išgirdot. Čia nerealiai geras oras, visiškai giedra, 18 laipsnių. Šeštadienis ir tas malonus jausmas, kai užeini šeštadienį į metro ir tau dar nuolaidėlė priklauso, ne savaitgalis. Tik 3,70 € ir važinėjai po Osaką kiek nori su metro. Pasaka. O mes pagaliau atėjome į vietą, kur žmona jau 2 dienas planavo, į kiaulyčių kavinę. Va taip atrodo ta kiaulyčių kavinė. Būtina rezervuotis laiką arba galite bandyti laimę ir ateiti į pačią vietą ir jeigu bus neužimta, jūs tada įleis. Tokie paršiukai čia vaikšto. Dar vieną baimę atidarėm dukros. Kaip šerniukai mažiukai. Kokie jie mažiukai. Visi paršai pabėgo nuo mūsų. O dar įleido, dar atbėga. Čia kaip šuniukai atbėga visi. Kokie jie, kingi, bet kokias sudėgytės jėkingas. Dedas vis laik norėjai paršiuką turėti, ne? Įdomiau negu šuniuką. Jau nebijai? Jau nebijai? Bet čia kvartelis tai irgi toks kaip tvartelė, toks lengvas. Na yra šitą kvapuką. Vienas ką tik kakų padarė, tai iš karto darbuotojas surinka nuo kilimėlio. Mėgstat kamerą? Čia taip pat yra aparatas, jie eina į kainą, nemokami gėrimai. Pabandysim kokią nors limonadą. Nu, ir gėrimukas. Oi, koks karštas. Karštas limonadas. Skanu šiaip. Jau nebijai, Adelina? Ade, jau nebijai? O, kiaulio motina, iš vis 4 priglaudės. Pasiten užmygo paršą ant kelių net. Pavargė. O čia irgi miegantis toksai didžiulis. Jie čia išdresiruoti jau, kur reikia, ką padaryti, kur sysiu. Vienas tai nedaėjo, ant kilimo pridarė. Oi, koks paršiukačka gražus. Kaip prancūzų buldogas.
Galim boltų jį pavadinti. Bet jie nesmirda visai. Tai jos plaunu turbūt prausi, pas jo šias pat turbūt kasdien. Kaip šuniukai visiškai. Kad tai mėgot, man atrodo, visi nori. Bet tokie, jo. Pas mus paršų motinėlė. Tu berniukų vis laik norėjai, tai? Ar mergaitės? Čia gal mergaitės? Kiaulytės Pepos. Kuri kiaulytė Pepa, tu? Ar tu paršas tėtis? Jau trečias atėjo, aš net nepastebėjau. Kaip šėlinda trečias. Jie mėgoti nori, sakau. Kaip jums tokia vieta? Geriau nei apžvalgos ratas. Žmona sako geriau negu apžvalgos ratas. Pakomentuokite geriau ar ne? Šis pats juokingiausias, pats mažiausias. Pas jos per pietukas dabar visus prigulė pagulėt. Ant pietų mes atėjome. Žiūrėk, visus spalvų. Duok butuką, duok butuką. Jis nori lįs kur šilčiau. Aš tikiuosi, kakų dabar nesugalvos padaryti ant jūsų. Paršelio sapnas. Šitas tai išvis nupenėtas. A čia tai paršų gyvenimas laimingas. Ėst visą dieną, glosto man būti ir viskas. Ir žinai, kad neįsin mėsos. Pasaka tiesiog ne gyvenimas. Tai kas liečia kainas, galima rezervuotis nuo 25 minučių mažiausiai. Mes užsakėm 25 minutėm. Ir mums tai kainuos 11 eurų suaugusiam ir apie 5 eurus vaikui. Tai tie, kurie auginat kiaulės ant mėsos, tai susimastykite. Galbūt čia jums verslo idėja. Kaip daugiau uždirbinėti ir mažiau jėgų įdėti į kiaulių auginimą. Tai muškietininkai. Kur dar Tanjanas nubėgo? Bet pas jos toks garsas, tik tais kokią gumą kramtytoje. Čia labai griežta tvarka čia ateinant, reikia tik su tapkutėm būti, pasirašyti, perskaityti taisyklės, kad neserga kiaulių gripų ir panašiai, jokiom lygom, net temperatūros neturit, nes labai pažeidžiamas kiaulės pasirodo šitas. Viskas, ate, atsisveikinam Adelina su kiaulytėm, atsisveikinam, bye ir einam. Viskas, buvo malonu susipažinti. Trumpas interviu iš kiaulių kavinės. Verta buvo sudalyvauti šitam nuotykyje, tikrai įdomiau negu kokia apžvalgos aikštelė, kur matai tiesiog namus iš viršaus, prekybcentris, o čia bent kažkokia emocija geresnė. Ir vaikui labai patiko, sakė, norės dar. Bet ar verta 11 eurų? Verta. Tikrai verta. Pačioje Japonijoje yra daugybė tokių kavinių, kur yra mažų šuniukų, netgi beždžionėlių, kapibarų, visokiausių gyvūnų galima rasti. Ir dauguma jų reikia rezervacijos. Bet pas mus šiandien kažkaip pusė, man atrodo, laisvų staliukų buvo, tai čia galim buvo ateiti ir be rezervacijos. Bet esmė, kad dažniausiai reikia rezervacijos, bet tokios smagios vietelės. Vadinasi gyvūnų kavinės, bet kavos ten neparduoda. Dažniausiai tiesiog ateini, gali vandens, arbatos, Coca-Colos pasiimti iš aparatų ir tiek. Esmė dėl pačių gyvūnų. O čia viena populiariausia Osakos turistų pamėgta atrakcija – prasilėkt su kartingais, apsirengus juokingais kostiumais. Visokiausiais veikėjais, tokiais kaip Super Mario. Su draugais atvažiavus tikrai būtų bairiai čia prasilėkti per miestą. Patys japonai labai nekenčia šitos atrakcijos, bet turistai pasinešia tiesiog. Aš irgi prasilėkčiau su draugais. Šiaip nesveikai gerai atrodo. O mes trumpam grįžtume į tą vietą, kur vakar buvom vakare. Į didžiausią turistinę vietą Osakoje. Centriukas su daugybė reklamų. Dabar pirma dienos, bet man atrodo, čia nesvarbu, ar ryte, ar vakare, ar per pietus, vis laik bus tūkstančiai žmonių. O šito vaflinė, kur vakare buvom, tai turi pastovų jau klientą. Žmona nesusilaikė vėl praeinant pro ją. Parodykit į mum dienos šviesoje. Kiek čia visokie pripambazų pridėta. Atrodo kaip dekoratyvinis realiai. Bet šiaip labai skanus, netgi man patiko vakar. O šioje vietoje ir pabaigsime mūsų pirmą dalį iš Japonijos. Nepamirškite subscribinti, palaikinti, nes bus dar tikrai ne vienas video iš Japonijos. Tai kad susitiksime po savaitės. Iki!